Labas rytas bažnyčia. Senokai negavau tokios užduoties pasiruošti ilgesniam pamokslui. Tai buvau labai palaimintas šią savaitę iš tikrųjų, mąstydamas visą, netgi gal daugiau nei savaitę apie ištrauką, iš kurios ketinu dalintis Dievo žodžiu. Ištrauka bus iki gyvo kaulo pažįstama visiems mums. Kai kurie, o gal net ir daugelis mokate tą ištrauką Švento rašto atmintinai arba bent dalį jos. Ir tikriausiai sutiksit, kad kai skaitai tokias ištraukas, kur iki gyvo kaulo pažįsti, taip gerai praeini, tiesiog prabėgi ir nekabina tavęs, net nesustoji giliau apsvarstyti, ką Dievas norėjo pasakyti, užrašydamas tą konkrečią ištrauką. Bet du dalykai, kodėl aš ją pasirinkau. Tai bus 1 Korintiečiams 13 skyrius. Meilės skyrius. Ne? Visi žinom, ar ne? Apie tą, galbūt kažkas nežinot, bet daugelis iš mūsų žinom. Ir skaičiau aš Messengerio žinutės, kurias mūsų bažnyčia narių grupelė turim. Ir ten vyko susirašinėjimas toks, sunkesniam fone apie tai, kodėl žmonės palieka mūsų bendruomenę. Ir tai buvo ta diena, kur daugiausiai galbūt tos rauto tokio, nedaug ten buvo tų pokalbių, čia prieš porą savaičių ar prieš 3 savaitės, nepamenu. Bet perskaičiau aš tas žinutės, pasidedu aš tą telefoną ir atsiverčiu tos dienos skaitinį ir skaitau 1 Korintiečiams 13. Skaitau ir tokia mintis, toks gilus išgyvenimas, kad čia yra atsakymas į mūsų problemą. Skaitau, čia yra tai, ko mums reikia šitoje visoje situacijoje. Toks minimalus išgyvenimas ir tada vėlgi, kai esi toksai kviestinis pamokslininkas, kur neturi kaip Styvas ruoštis kiekvieną savaitę, tai visada turi pasirinkti, kokią tą vieną ištrauką. Ir galima rinktis tą, kur galbūt tu labai gerai ją supranti, labai gerai tau sekasi gyventi pagal tai. Ir vis dėlto visada, kai anksčiau ruoždavausi laisvą, galiu pasirinkti, ką noriu kalbėti, man norisi pasirinkti tai, kame aš susilpniausias, kur aš turiu pats augti, kur aš turiu save tam tikrą iššūkį savo mesti. Kad tai nebūtų vien tik tais momentas, kad aš ateinu ir jums papasakoju apie tai, bet kad pasiruošimo metu aš pats būčiau adresuojamas Dievo, tyriamas to žodžio, tyriamas tos ištraukos ir mokinčiausi pats ją gyventi. Tai ateinu ne kaip ekspertas, ateinu kaip tas, kuriam šitas rytis yra silpniausia gyvenime. Nesakysiu vieną momentą, bet žodžiu, mylėti aš nemoku. Tai dėl to nežiūrėkite mane. Reikėtų. Paulius sako, būkite mano sekėjai, kaip ir aš esu Kristaus sekėjas. Mes visi turėtume to siekti, kad mūsų gyvenimas atspindėtų tą evangelinį mokymą, biblinį mokymą. Bet aš pats turiu augti ir man norisi tiesiog kartu kviesti į tą augimą. Tai yra viso gyvenimo kelionė, augimas meilėje. Ir tiesiog jeigu dar šiek tiek pasistumėsim šiandien vienu žingsneliu link Kristaus meilės, link jos pasireiškimo mūsų tarpe, iš tikrųjų, kaip Dievas to tikisi, tai bus labai didelė sėkmė. Tai tam, kad labiau galbūt atsižvelgti arba naujai, arba sustoti ir nurimti ir įsigilinti į tą tekstą, kuris mums iki gyvo kaulo pažįstamas, kviečiu atsiversti Biblijas 1 Korintiečiams 13 skyrių ir kviečiu atsistot, mes jį garsiai perskaitysim, aš skaitysiu, jūs klausysit. Kas negalit stotis, viskas tvarkoja, čia nebūtina. Jeigu sunku kojose skauda ar dar kažkokie skausmai, dėl sveikatos tikrai sėdėkit. Bet kviečiu kartu perskaityti jį, tą skyrių. Tada aš trumpai pasimelsiu ir atsisėsim. Tu jausi. 1 Korintiečiams 13 skyrius. Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ar žvangantis cimbolai. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis ir turiu visą pažinimą, jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visą, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi, meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemasto piktai. Nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa. Visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.
Meilė niekada nesibaigia. Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas, nes mes žinome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies. Bet kai ateis tobulumas, tai, kas iš dalies pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, supratau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, bet tapęs vyru palikau tai, kas vaikiška. Dabar mes matome kaip per stiklą, miglotai, bet tada veidas į veidą. Dabar žinau iš dalies, bet tada pažinsiu, kaip ir pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas. Bet didžiausia iš jų yra meilė. Dangiškasis Tėve, ačiū už tavo žodį. Jis yra skirtas mums šiandien ugdyti, statyti, nukreipti, padrasinti. Mes norime šiame skyriuje šiandien per šį laiką išvysti tave, tavo šlovėje, tavo meilėje, Jėzau. Toje meilėje, kurios esi apstus savo kūriniams ir ypatingai savo bažnyčiai, kiekvienam iš čia esančių. Atskleis mums šių žodžių prasme, naudok mane, jei kažką suklydęs pasakysiu uždengtai, o jeigu tai, ką pasakysiu teisingo, te pasilieka tai mūsų širdise ir te stato ir formuoja šią bendruomenę. Kad būtume pasiruošę kiekvienam geram darbui ir būtume apstus meilės darbų. Tuo meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Galite prisėsti. Tai iš esmės, turbūt bet kas pradėtų kažką pamokslauti iš Korinto, laiško 1 ar 2 korintiečiam, visada bandys užvesti mus į tą kontekstą ir turbūt, kurie esate seniau tikėjime ir skaitote Bibliją, esate jau nekartą tai girdėję, kad Korinto bažnyčia buvo chaotiška bažnyčia. Yra YouTube toks kanalas Messed Up Church. Tenais toks vyrukas nagrinėja klaidžiamokslius, filmuotą medžiagą įdeda, komentuoja. Tai, angliškai tai reiškia, kaip išvertus, messed up, tokia netvarkinga padrika, sugriuvus, chaotiška, susivėlus, plaukai susivėlę. Tai jie buvo ta susivėlus, netvarkinga bažnyčia. Ir aš norėjau netgi greitai perbėgti, kad mes pajustume tą jų susivėlimo ir jų netvarkos svorį. Nes iš tikrųjų, skaitant nuo 1 korintiečiams iki 2 pabaigos, iš esmės toks labai sunkus Pauliaus tonas, atmosfera, jį visą laiką taiso, bara, taiso, čia negerai, čia negerai, čia negerai. Ir aš norėjau, kad mes gal šiek tiek bent jau pabandytume kartu, taip vartydami šventą raštą, pajusti tą. Tai pirmiausiai, ką Paulius adresuoja nuo 1 korintiečiam 1 skyriaus, yra tas susiskaldimas bendruomeniai. Ir tas susiskaldimas iš 1 skyriaus 10 ir 11-12 eilutė sako, girdžiu, kad tarp jūsų esama kiviršų ir vienas iš jūsų sako, aš esu Pauliaus, kitas sako, aš esu Apolo, kitas sako, aš esu Kefo, o ketvirti šventieji sako, aš esu Jėzaus. Nors ir tas, kur sako Jėzaus, irgi pilnas išdidumo tikriausiai. Tai yra, ir šiandien aš pats turiu šitą, pavyzdžiui, kai skaitau korintiečiam, aš žinau savo palinkimą ir aš taip sakau, čia aš tas, kur turiu savo mėgstamus pamokslininkus ir aš noriu, kad visi mes tų pamokslininkų klausytume, tik juo remtumėmės ir tik jo interpretacijos skaitytume ir kur kitas jau kitokio biški pamokslininko klauso, kur aš jo nelabai mėgstu, gal jis ten tam nepritariu ir aš jau nenoriu, čia jau beveik neteisingai viskas tada automatiškai. Ir aš turiu tą polinkį, jūs gal neturit, bet panašu, kad čia buvo didžiulė problema. Buvo ir Paulius atėjęs, įsteigė bažnyčią, buvo vėliau ir Apolas, iškalbingas, oratoringas, galingas, dvasia, žodžiu. Ir kai kurie sakė, wow, aš tai su šitas geresnis už Paulių ir už Petrą. Trečias taip pat Petras, taigi jis pradžia, jisai akmuo, ne su Petru. Ir taip toliau. Tai tas buvo dalykas, kas skaldė, bažnyčia buvo tokios kaip sektos mažos viduje, ar ne? Susiskaldė, gal atsargiai vertinam vienas kitą, atsiriboja. Tada jisai rašo apie tą 3 skyriui, apie tą kūniškumą, norėjimą pasirodyti vieni prieš kitus savo iškalbą, oratoristės gebėjimais. Ir jis tą 2-3 skyriui akcentuoja, kad ne per oratoristės sugebėjimus Dievas veikia, bet per Evangelijos žodį. Tada jisai vėlgi tą tokį adresuoja susiskaldimą dėl kažkieno gabumų ir savęs rodymą, kad aš su kažkoks dėka, kad aš čia gražiai pamokslauju arba turiu ten išgydymų dovaną. Jisai sako 4 skyriui 7 eilutėje, kasgi išskiria tave iš kitų?
iš kitų. Ir kągi tu turi, ko nebūtum gavęs. O jei esi gavęs, tai ko didžiuojas, lyg nebūtum gavęs, kad visos dovanos yra iš Dievo. Čia ne tavo nuopelnas, absoliučiai Dievas kiekvienam paskirsto, kaip jis nori. Tada jis kalba 5 skyriuje apie ištvirkimą ir tas, kuris yra Korinto bažnyčioje toleruojamas. Viena vertus yra, kai žmogus nusideda ir su tuo tvarkomasi bažnyčios viduje, bet kita vertus, kai tai yra toleruojama ir dėl to nėra jokio liūdėsio, jokios atgailos. Tas seksualinio ištvirkavimo kažkoks tai elementas toliau irgi tęsiasi ir 6 skyriuje. Tada 6 skyriuje vėlgi jisai kalba apie tai, kad jie vienas kitą tampa po teismus. Tai reiškia, aš susipykau čia, paskolinau mašiną, įbrėžė man brolis tą mašiną ir net moka. Tai aš į teismą varom ir skalpuoju aš į bylą jam keliu. Tai Paulius sako, 6 skyrius 7 eilutė ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad bylinėjatės. Pirmiausiai sako, argi bažnyčia nėra išmintingų, kurie sutvarkytų šitą reikalą. O jeigu ir nėra, tai jums gėda, kad jūs bylinėjatės. Ar negeriau pakęsti skriaudą? Ar negeriau tą mašiną pačiam susitvarkyti? Juk taip Kristus elgėsi su mumis, pakęsdamas mūsų nuodėmes. Deja, jūs patys skriaudžiate ir apgaudinėjate brolius. Reiškia, apgaudinėjimas, išnaudojimas, skriaudimas. Ir tai yra kažkokio tokių didesnių mastų jau. Ta prasme, ne vienas kažkur atvejukas, bet tai yra paplitę bažnyčiai. 8-10 skyriui jis kalba apie tą tokį neteisingą krikščioniškos laisvės naudojimą. Ir labai daug į tai nenoriu eiti, čia yra absoliučiai atskira tema, bet gal taip pritaikant šių laikų iliustracijai, tai būtų, kad viena vertus yra dalykai, kurie nėra patys iš savęs nuodėmė, bet jie gali tapti nuodėmė. Pavyzdžiui, rūkimas, cigaretės, pats iš savęs jis nėra nuodėmė, bet jis gali tave privesti prie didžiulių pasiekmių ir 99%, kad taip ir nutiks. Nežinau, ar žinojot faktą, bet Sperdžinas buvo rūkalius. Iki gyvenimo galo jis ten rūkė ir apskritai Sperdžino laikais buvo taip, kad yra netgi įrašas, kad susirinko vieni dievočiausių vyrų, sėdėjo visi rūkė papirosą ir sakė, mes tikim, kad dangui bus irgi cigaretės. Tikrai, mes ten, aišku, tai nebuvo tos cigaretės, kaip pas mus dabar, turbūt buvo kitokios, kitoks tabakas ir panašiai, gal cigaro formos. Vyno gėrimas, ar ne, pati ta vyno išgėrimo, tai nėra nuodėmė, bet tai Paulius visame tame kontekste irgi nekartą sako, viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viską galiu daryti, bet ne viskas ugdo, arba aš nesileisiu niekino pavergiamas. Tai mūsų visuomeniai cigaretės ir alkoholis turi kitokį spalvą negu, tarkim, Sperdžino laikais, aš tikiu, nes tu pradėjęs rūkyti cigaretę, nežmoniškai didesnis procentas, kad tu atsidursi daug toliau. Tai pavergs tave. Visos iš tikrųjų vaikai pradeda rūkyti cigaretę ir tada nueina visko kito pabandyti. Tai vat, Korinto bažnyčiai buvo tas, kad kažkas buvo stiprus tikėjime ir gėrė tą vyno taurę, nesukeliant jam tai jokių priklausomybių. Čia kaip pavyzdys, jie negėrė vyno, ne apie tai Paulius kalba, bet aš noriu adaptuoti šiems laikams. Bet kitas buvo silpno tikėjimo ir jį tai piktino, kaip tu gali, taigi tu čia nuodėmę darai. Arba kitas ateidavo iš to, kur visi girtokliauja ir jį tai nušluotų iš karto nuodėmės pasaulį, bet jis mato tikėjime brandus geria vyną. Ai, tai ir aš galiu. Ir tada jis pradeda gerti ir jį pažeidžia nuodėmė, jį vėl įtraukia į tą, iš ko Kristus jį ištraukė. Ir tada Paulius sako, mes turim būti jautrus vieni kitiems. Jeigu tai piktina brolį arba skatina jį nusidėti, bet tu žinai, kad tai nėra nuodėmė, aš nedarysiu per amžius. Jis kalba tai tų laikų terminais, aš nevalgysiu tos mėsos, o stabam paukotos, kuri piktina tą brolį per amžius. Kad tik jo nepapiktinti. Korintiečiam tai buvo vienodai. Ką tu čia silpno tikėjimo, eik iš čia. Ką noriu, tą darau. Kitas momentas, laisvės tos naudojimas netinkamas buvo, kad aš esu išgelbėtas, aš esu Kristuje stiprus, vadinasi, nuodėmė man neturi galios, aš galiu daryti, ką noriu. Ir vėlgi adaptuojančių laikų kontekstui, nueiti į klubą, pats savaime nuėjimas į klubą tai nėra nuodėmė, bet nuėjęs į tą šiuolaikinį klubą, tu ten tiek prisižiūrėsi dalykų, kad tu išeisi toks susitepęs ir galbūt toks paveiktas, kad tu jau iškart išėjęs pradėsi nuodėmiauti labai kryptingai ir tavo gyvenimas pradės risti žemyn. Tai va ta laisvė, kad galima nueiti, bet ar tai tavęs nepavergs, ar tai tavęs nesužeis dvasiškai ir vėlgi ar nebus papiktinimas kažkam, tai jiems visi tie dalykai nerūpėjo, jie, netinkamai suprato krikščionio laisvę ir kam jinai yra duota. 11 skyriuje apie moterų vaidmenį bažnyčiai buvo kažkokių turbūt moterų, aš irgi labai daug nesigilinau, galbūt ateityje galėsit patys, bet autoriteto, mokymo, kažkokie buvo tokie netvarka, chaosas. 12-14 skyrius, mes prie to dar grįšim, buvo neteisingai suprantamos dvasinės dovanos, jos buvo netinkamai naudojamos. Ir
13 skyrius yra tame kontekste, mes dar prie to grįšim. 15 skyriui vėlgi kalbama apie tai, Paulius bara juos, kad negi jūs priima dabar kažkokį tai mokymą, kuris sako, kad nėra mirusiųjų prisikėlimo. Tai reiškia, nei Kristus prisikėlė, nei mes prisikelsim, tai kokia yra iš viso mūsų krikščionybės esmė. Bet jie tai priėmė, kažkas gal nepriėmė, bet kažkur tai buvo, vaikšto mokymas, čia kažkas gal kažkokiai sektojai mažoj čia susiformavę, jie jau ten moko namų grupeliai, kad nėra prisikėlimo. Ir Paulius tai taiso. Ir antras laiškas toliau tęsiasi. Antro laiško tema yra, kad jie nebenori pripažinti maždaug Pauliaus kaip jų apaštalo, jų dvasinio tėvo, per kurį jie įtikėjo. Atėjo kažkiek klaidinantis mokytojai, kurie bandė suteršti Pauliaus reputaciją. Ir jis visą antrą korintiečiam laišką rašo, bandydamas apginti, kad jis yra tas, per kurį pas jūs atėjo Evangelija. Manęs turit klausyti ne tų klaidingų mokytojų. Tai žodžiu, labai netvarkinga bažnyčia ir kaip kontrastą, aš norėjau, kad greitai šoktume į 1 Tesalonikiečiam laišką. Ir Tesalonikiečių bažnyčia, jeigu skaitai 1-2 Tesalonikiečiam laišką, yra visai kitoks vaizdas. Atgaiva. Skaitai 1-2 Tesalonikiečiam laišką ir galvoji, o kad aš taip norėčiau, būti ten ir girdėti tos Pauliaus žodžius man adresuojamus. 1 skyrius 2 eilutė. Mes visada dėkojame Dievui už jūs visus, prisimindami jų savo maldose, nuolat minėdami jūsų tikėjimo darbus, meilės, triūsą ir vilties ištvermingumą. 6 eilutė. Jūs pasidarėte mūsų ir viešpaties sekėjai, priėmė žodį didžiame suspaudime, jūs tapote pavyzdžių visoms bažnyčioms aplinkui jūsų regioną. Žinia apie jūs pasklido visur. 3 skyrius, 13 eilutė. Mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmė Dievo žodį, kurį girdėjote iš mūsų, priėmėte jį ne kaip mūsų, bet kaip Dievo žodį, kuris veikia jumise. 14 eilutė, jūs tapote mūsų sekėjai ir jūs tapote netgi kankiniai dėl Evangelijos, kaip ir daugelis kitų bažnyčių. 19 eilutė 2 skyrius. Kasgi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasigyrimo vainikas? Argi ne jūs prie mūsų viešpatį Jėzų Kristų, jo atėjimo metu? Taip, jūs esate mūsų šlovė ir džiaugsmas. 3 skyrius. Dabar Timotiejus iš jūsų grįžo pas mus ir atnešė gerą žinią apie jūsų tikėjimą ir jūsų meilę. Jūs nuolat mus maloniai prisimenate ir karštai trokštate mus pamatyti. 9 eilutė. Ir kaip atsidėkosime Dievui už jūs visus, už džiaugsmus, kuriuos dėl jūsų patiriame savo Dievo akivaizdoje. 1:4-9. Apie brolišką meilę nebereikia jums rašyti, nes jūs Dievas išmokė tai daryti. Jūs mokate mylėti vienas kitą. Tik tais darykit vis daugiau pažangos. 5 skyrius 11 eilutė. Guoskite ir statydinkite vieni kitus tuo, bet jūs tai ir darote. Ką jūs ir darot? Ir 2 Tesalonikiečiam irgi ta pati atmosfera, keletą tokių klaidelių apie eschatologiją, paskutinių laikų neteisingą supratimą. Galbūt buvo tinginių šiek tiek Tesalonikiečių bažnyčiai, kurie nelabai norėjo dirbti, nes Jėzus to grįžti, kur čia galiu dirbti, gulėsiu savo po palmę ir lauksiu Jėzaus sugrįžimo. Tai Paulius taiso tą, bet iš esmės tai yra meilės bažnyčia, tai yra ta netgi klaida apie neteisingą paskutinių laikų suvokimą, jinai pasireiškia irgi su meilė. Nes jie kažkaip, aš nesigilinau dabar, bet kiek esu anksčiau komentarų klausęs, tai problema buvo ta, kad jie galvoja, kad Jėzus tuoj grįž, jie gyveno realiai su tą mintim, tuoj Jėzus grįž. Ir jie neteisingai suprato, kaip bus su tais, kurie numirė iki Jėzui pasirodant. Ir jie pergyveno. Mirė žmogus mano bažnyčiai, tai jis dabar dangui, ar ne, ar jam, viskas šakės jau. Ir Paulius taiso tą, sako, nesijaudinkit, tie, kurie mirė pirmiau, jie pirmiau pateks į dangų už mus. Nes, kaip gerai, aš taip myliu tą brolį, aš taip norėjau, kad jis būtų dangui. Suprantate, tam netgi meilės tiek daug, kad net klaida yra su meilė, atrodytų. Klausimą tokį iškėliau, o kur mes esam kaip bažnyčia? Kur mes, labiau kaip korintiečiai, ar labiau kaip tesalonikiečiai? Bet vėlgi, aš tai kažkaip mąstau, kad į tokį klausimą gal nėra didelės prasmės mums atsakinėti kaip lyginantis su jais. Dievas mūsų nelygina su niekuo. Dievas tvarkosi asmeniškai su kiekviena bažnyčia. Ir kad ir kur mes būtume toj skaliai tarp nelabai tobulos Korinto ir labai jau tokios, pavadinkim, beveik tobulos Tesalonikiečių bažnyčias, Dievas nori, kad darytume vis daugiau pažangos. Ir iš tikrųjų, kuo silpnesnė bažnyčia, aš tokį vieną įdomų, netgi iš asmeninio gyvenimo suvokimą, priejau tokios minties, kad kuo silpnesnis žmogus, tuo daugiau norisi jam parodyti tos meilės ir rūpesčio. Pas mus yra, kas žinot, mūsų šeima viena mergaitė, kurią mes auginam, dukra mūsų, tai jinai yra silpnesnė, jinai turi genetinių sutrikimų ir jinai auga, vystosi lėčiau ir taip toliau, ir intelektualiai, ir fiziškai atsilieka šiek tiek raida.
Bet kuo silpnesnis žmogus, tuo mes daugiau rūpesčio apimam. Ir reiškia, pavyzdžiui, Elijai labai reikia daug girdyti vandeniu, nes jeigu nedehidratuoja, labai ten prasideda visi procesai, infekcijos, bakterijos ir taip toliau. Ir vakar buvo kaip tik toks sutapimas labai įdomus. Mano vyresnė dukra, tai jinai nusveika ir pamiršta mes ją girdyti. Ir vaikai irgi pamiršta gertą vandenį. Ir sako, jinai man vakar prieš miegą, sako, tėti, man taip galvos skauda. Sako, vaikam girdėjau 4 stiklinės reikia gerti, o aš beveik nei vienos šiandien neišgėriau. Sakau, sakau, mes taip susirūpinę girdyti Eliją, nes realiai mes 10 minučių, kartais žadintuvą užsistatom, kas 10 minučių eini ir po mažą stiklinę duodi visą dieną. Sakau, kad pamirštam tave. Sakau, tu tokia sveika, tau nepagėri, tai galvelį tik skaudo, Elija nepagėri, tai ligoninę važiuojam. Sako, bet tėti, jums reikia priminti man dažniau irgi apie tai, kad reikia gerti. Tai va toks momentas, kad kai yra silpnesnis, atrodo, tu netgi sudedi daugiau resursų, kad pagelbėtum tam silpnesniam. Ir aš tai, manau, tai atspindi Dievo charakterį. Kaip ir ta 99 avis, dėl vienos paklydusios jis eina, jis palieka 99. Kuo labiau žmogus arba bažnyčia yra nuodėmėję, arba suklaidinta velnio, tuo labiau Dievas meta savo dieviškus resursus, kad atitaisyti. Ir šitie laiškai yra Dievo meilės įrodymas. Jisai kovoja už jų tikėjimą, už jų šventumą, už jų meilės darbus. Pats Dievas per Paulių ragina juos keistis. Taigi šie laiškai yra Dievo meilės įrodymas tai bažnyčiai ir taip pat mums. Šiandien Dievas mus ragina, kad ir kur mes bebūtume kaip bendruomenė, keltis, atgailauti, šventėti, daryti vis daugiau pažangos. Ir apie tą pažangą šiandien pakalbėsim per 1 Korintiečiam 13 skyriaus prizmę. Tai 13 skyrius. Jisai prasideda iš tikrųjų 12 skyriaus paskutiniai eilutei. Galim vėl grįžti prie 1 Korintiečiam 13 skyriaus. Kaip ir, nežinau, ar paminėjau, bet tai yra 12, 13, 14 skyrius, tai yra viena tema, kurią Paulius nuo pradžios iki galo bando išgvildenti ir kažko pamokyti korintiečius. Taigi jie yra susiję, 12, 13 ir 14 skyrius. Aš kad atsigersiu. Ir 12 skyrius paskutinė eilutė. Ir visgi rodau jums prakilnesnį kelią ir jis 13 skyriui pradeda tą kelią rodyti. Ir 14 skyrius irgi prasideda siekite meilės, užbaigiant 13 skyriaus dėstymą. Ir Paulius čia taiso tą dvasinių dovanų netinkamo naudojimo ir netinkamo supratimo aspektą toje Korinto bažnyčioje. 12 skyrius iš esmės kalba apie dvasinių dovanų tikslą. Kam Dievas jas davė, kam jos yra skirtos. O 14 skyrius, prašokant 13 skyrių, jisai kalba apie tai, kaip tos dovanos turėtų būti naudojamos bažnyčios kontekste ir ypatingai pamaldų metu, kada mes susirenkam. Ir jis neįeina į detalės, kaip naudojamos kiekviena dvasinių dovanų, bet jis labiau tvarkosi su tom dovanom, kurios buvo labiausiai neteisingai suprastos ir taikytinos. Tai buvo pranašavimo dovana ir kitų kalbų dovana. Ir pranašavimas šitam kontekste irgi nėra tik tais ateities įvykių nusakymas, bet pranašas yra žmogus, kuris kalba Dievo vardu. Jisai perduoda Dievo žinią žmonėm. Kunigas yra tas, kuris atstovauja žmonės Dievui, o pranašas yra tas, kuris Dievo atstovas žmonėm. Tai bet kada mes girdim pamokslą, aiškinamą Dievo žodį, tai yra pranašavimas. Tai yra kalbėjimas Dievo vardu mums, skatinant sekti Kristumi, palikti nuodėmę, siekti šventumo, ieškoti dangaus karalystės. Aš dabar pranašauju. Tai Korinto bažnyčioje buvo pranašystė ir kitos kalbos buvo visiškas bardakas, niekas nieko nesuprato, kam šitos dovanos skirtos ir buvo viskas naudojama netvarkingai, Paulius tą taiso. Tai vėlgi grįžtant prie 12 skyriaus, nes būtent šitų 12-14 skyriaus kontekste parašytas Korintiečiam 13 skyrius, kurį mes daugiau pažvelgsim. 12 skyrius kalba apie dvasinių dovanų paskirtį. 7 eilutė. Kiekvienam suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labui. Ir dvasios dovanos yra skirtos bendram labui. 12-13 eilutė 12 skyriaus. Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, o visi to vieno kūno nariai nepaisant daugumo sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Nes viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną. Žydai ar graikai, vergai ar laisvėjai ir visi buvome pagirdyti ta viena dvasia. Jų kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Ir tada 24 eilutė ir, to jau sekundėlė, 24-25.
Tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems kūno nariams, kurie jos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimų, bet patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Tai yra bet kokios dvasinės dovanos tikslas, kurį mes turime skirtingai. Kai kada mes galime apie tai nesuvokti, kokią aš tą dvasinę dovaną turiu, bet jeigu mes vaikštome su šventąja dvasia, tai mes galim būti visiškai ramus, ta dovana kažkaip reiškiasi. Dažniausiai mes tos dovanos nematom. Mums apie ją kiti pasako, natūraliai pradeda klostytis kažkokia tarnystė tą linkme, mes turim didelį troškimą ten prisijungti. Tai mums nereikia pergyventi, kad kokia čia ta mano dovana, galima ją nustatytinėti, yra tam procesai, su vyresniaisiais kalbant, Bibliją skaitant, meldžiantis, stebint save, bet tai nėra didelė esmė, nes pati svarbiausia esmė, kad ta dovana reiškiasi šiaip ar taip. Jeigu tu sieki Kristumi, gyveni dvasios pripildytą gyvenimą. Ir esi įsipareigojęs bendruomeniai, tu neatsiribojęs, tu įsiliejai, tu kažką nori čia daryti. Tai va, Dievas tas dovanas mumise davęs, paskirstęs visas skirtingai bendram labui. Ir Paulius naudoja tą analogiją, kad kaip kūne yra daug narių ir jie rūpinasi vieni kitais, kad nebūtų susiskaldimo. Tai šita ranka jinai egzistuoja ne dėl savęs, jinai egzistuoja tam, kad pamaitintų šitą burną, aprengtų šitą kūną, nuplautų jį. Burna irgi egzistuoja ne dėl savęs ir visi organai, iš esmės, ir plaučiai, jie ne dėl savęs egzistuoja, jie egzistuoja, kad viską aprūpintų deguonim. Širdis irgi ne dėl savęs, dėl savęs, bet iš esmės jinai pumpuoja kraują, aprūpina medžiagom visus kitus organus. Tai Paulius sako, kad dvasinių dovanų tikslas - neskaldytis, bet susivienyti ir tarnauti vienas kitam, siekiant vienas kito ugdymo ir naudos, dvasinio ugdymo. Ir iš to, kokią jis kaip iliustraciją naudoja 12 skyriuje, atrodo, kad jie iš tikrųjų naudoja dovanas vietoj to, kad tarnautų vienas kitam ir susivienytų, jie naudoja, kad tarnautų savo, iškeltų save ir skaldytų. Visiškai atvirkščiai. 21 eilutė 12 skyriaus. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia. Ar galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, toliau neskaitom. Tiesiog buvo turbūt Korinto bažnyčioje irgi tas momentas, kad tas, kuris turėjo tokias vizualiai matomesnės dovanas, kaip oratorystės, aiškinimas Biblijos, ten išgydymų dar stebuklai veikia tuo metu, tikėjimas toksai pasireiškia kažkokiais stebuklingais darbais ar atsakytom maldom per tą žmogų. O jis bandė save parodyti kažkaip kitą niekindamas, kuris tokių dovanų neturi. Ir ateidamas į 13 skyrių, Paulius sako, vėl galim skaityti pirmas 3 eilutes. Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ir žvangantis simbolai. Ir jeigu turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis ir turiu visą pažinimą, ir jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. Ir jeigu išdalinu vargšams pamaitinti visą, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man iš to nėra jokios naudos. Ir iš esmės Paulius nori tą mums akcentuoti, kad nesvarbu, ar tu supranti, kaip tos dovanos, kam jos skirtos, kaip jas naudoti, nesvarbu, ar tu jas turi ir naudoji, netgi pagal paskirtį. Nesvarbu, kokį tu tarnavimą darai, net jeigu tas tarnavimas yra teisingas, bibliškas. Jis sako, kad jeigu tame nėra meilės, visa tai yra šnipštas, visa tai ir neturi jokios vertės. Ir jis tą sulygina su skambančiu variu ir žvangančiais simbolais. Tikiuosi, neišgazdinsiu tavo dukros. Gabrielė net prisimerkė. Realiai, jokios prasmės mes, kai turim, kas augina vaikus, pradedi girdėti šitą garsą ir pradedi šaukti. Rafaelė, baig! Iš tikrųjų, va taip atrodo bažnytinis gyvenimas, jeigu jame nėra meilės. Užknisantis, atsiprašau žodį. Ups, net tą žodį. Varginantis. Varginantis, beprasmis, neįdomus, neįtraukiantis, atstumiantis. Nutilk, nedaryk geriau. Man atrodo, kad taip tam Paulius nori pasakyti, kad jeigu nėra meilės tarnavimuose, dovanose, mūsų santykiuose, visa tai yra tai, ką tu nori greičiau užgesinti, kad to neliktų. Ir jisai kviečia pokyčiui. Jisai sako, kad meilė yra ta kaip terpė, kurioje dvasios dovanos pasireiškia toje šviesoje ir su ta jėga, kurią Dievas numatęs, tam jis mums jas davęs, kad jos turi tikrai efektą. Tarnavimas turi tikrai efektą, jeigu jis vyksta meilės dvasioje su meilė. Ir palyginimu irgi galima taip sakyti, kad yra lempa ar ne,
bet niekas tų lempų nekabina tik dėl dekoracijų. Yra tų gražių šviestuvų, kurie kaba ir dienos metu papuošia, bet iš esmės lempa yra skirta apšviesti. Ir jeigu mes ateiname čia ir šitos lempos neveikia, Andrius su kitais iškart jau masto, kaip jas pakeisti, nes tai, ne pagal paskirtį dalykas. Ir viską, elektronikos prietaisai, mašinos, aš turiu katilą, kuris namie šildo malkomis mūsų namus ir jeigu žiemą jis nešildo, jis yra bevertis, aš galvoju, ką daryti. Ir jeigu grįžtant į tą meilės pavyzdį, kuri viską nuspalvina tikrosiam spalvom ir įkvėpia tikrąją dievišką jėgą, tai elektra yra tas dalykas, kuris atgaivina lempas. Kuras yra tas dalykas, kuris išjudina mašiną ir padaro ją veikti pagal paskirtį. Malkos yra tas dalykas, ugnis, kurie įplėskė katilą ir šildo namus. Be viso to tie dalykai yra beverčiai. Nors jie gali būti labai faini ir reikalingi, bet jie yra beverčiai. Tai mes turim paduoti tą gyvybę ir kaip kūnas be dvasios yra negyvas. Jis yra nereikalingas, jis pradeda pūti. Tai va ta dvasia, ta gyvybė, ta elektra, tas kuras, ta ugnis, tai yra meilė. Ir Paulius sako, štai ko jums trūksta. Štai ko jums trūksta. Jo, iš tikrųjų, aš savo tokį kaip pamokslo pavadinimą juokais padariau, kad meilės antibiotikas. Meilės antibiotikas. Dabar lygų sezonas, turbūt nemažai kas geriam antibiotikus. Aš tai pas mus šeimoje nuolat antibiotikai ten sukasi. Bet bažnyčia puliuoja, bažnyčioje netvarka. Ir Paulius, kaip geras gydytojas, sustoja ir skiria meilės antibiotiką. Įmeta tą galingą piliulę, kuri pradeda veikti pirmą parą jau, tu pradedi matyti efektą gydymo. Ir iš tikrųjų, kas tyrinėja tą skyrių originalo kalbą, jie mato, kad Paulius tas tonas yra toks sunkus, mokantis, barantis, taisantis, o ties 13 skyriumi jis pasikeičia, jis tampa poetiškas, jis tampa kitoks. Ir galiausiai apie kokią meilę jis kalba, iš kogi susėda tas meilės antibiotikas, ta tabletė, kuri pagydys Korinto bažnyčią ir bet kokią kitą bažnyčią, kuri turi tų susiskaldimų, netvarkos, chaoso, nemyli. Apie kokią meilę jis rašo. Graikai, mes irgi tą žinom, kas seniau esam tikėjime arba kas studijuoja graikų kalbą, jie turėjo keletą žodžių nusakyti meiliai. Populiariausi iš jų yra eros, filija ir agapė krikščioniškam kontekste. Dar yra manija, dar kažkokia yra storgė, taip. Iš esmės labai klausiau tokio pamokslo ir ten labai gražiai sulygina erosą, filiją ir agapę. Tai Paulius šitam 13 skyriui kalba apie agapės meilę. Erosas yra tas seksualinis sužadinimas, geidimas kito seksualiai. Tai reiškia, filija yra draugų meilė ir agapė yra Dievo meilė. Erosas yra apie tai, kad gauti mano pasitenkinimą. Filija yra gauti ir duoti, o agapė yra tik duoti. Ta meilė turi tik Dievas, tik duoti. Jis suinteresuota nieko negauti atgal, bet tik duoti. Mes žmonės tokios meilės neturim. Pas mus, geriausiu atveju, filija kažkaip galėtų pasireikšti, kol mums naudingas tas žmogus ir mums su juo gera. Mes jam duodam, jis mums duoda. Mylim tos, kurie mus myli. Bet Dievas yra agapė, meilė, kuri pasiaukojanti pirmiausiai, jinai stato kito poreikius aukščiau negu mano, atsižada savęs ir ji viską daro dėl kito naudos. Tik tais dėl kito naudos. Ne dėl savo, bet dėl kito. Nesitikėdama nieko atgal. Gali būti, kad netgi tai bus nuostolinga man. Bet aš taip noriu, kad tau būtų gerai. Kad aš priimu šitą nuostolį kaip reikalingą dalyką. Iš esmės tai yra mylėti kitą, kaip myli save. Bet mes nemylim taip, iš prigimties. Ir ta meiliai agapės jai tiesiog patinka duoti. Vat man toks momentas labai asmeniškai strigo, jums galbūt įstrigs kažkas kito iš to meilės apibūdinimo, bet man strigo, kad jai tiesiog patinka duoti. Jis mėgsta duoti, jis ieško gaunančiojo naudos, o ne savo. Ir galiausiai tai yra Dievo meilė mums žmonėms, Kristaus meilė mums žmonėms. Romiečiams 5 skyrius 8 eilutė, galima atsiversti visi kartu. Romiečiams 5 skyrius 8 eilutė. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Reiškia, tada, kai tu Dievui nesi naudingas, tu jam nesi reikalingas, nes jis pats savyje yra laimingas ir jam tikrai nereikia savo kūrinio, kad jis taptų laimingesnis.
ir dar tu esi jam priešiškas. Reiškia, tu jo nekenti, tu jo nemėgsti, tu jam priešiniesi, tu jam kenki. Ir dar tada, kai mes buvome toje būsenoje, Dievas atsiunčia savo sūnų, kad jis mirtų vietoje mūsų, atlikdamas bausmę už mus ir priskeldamas. Dėka tos jo atliktos bausmės ir atlikto darbo ant kryžiaus mes įgytume teisę atleidimą. Tai jis žengia tą pirmą žingsnį, nesvarbu koks atsakas, nesvarbu kiek jam tai kainuoja, jis eina maksimumą, išsižadėdamas savęs, nulipdamas nuo aukštybių, kuris yra tobulume, šlovėje, angelai jį garbina, visi jį myli ir jis ateina ir tampa jo priešų tarnu. Pakęsdamas juos iki mirties, jį nukryžiuoja ir kabėdamas ant kryžiaus jis sako, atleisk jiem, nes jie nežino, ką daro. Mirdamas jis nori gero tiems, kurie jį kryžiuoja. Tai yra mūsų Dievas. Ir iš tikrųjų, nagrinėdami 13 skyrių, mes turim suvokti, kad šitą meilę išsikūnymas joje, jos yra Kristuje. Tik Kristuje. Jame. Ir mes daug nagrinėdami atskiras meilės savybės grįšime link Kristaus asmens. Tai yra ta meilė, kai Jėzus sako, žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet kad jis tarnautų kitiems ir savo gyvybės atiduotų kaip išpirkos už daugelį. Tai yra agapės meilė. 13 skyrius. Kokios tos meilės savybės? Ir irgi nusipirkau tokią vizualą. Styvas kažkada turėjo saldainių čia pasidėjęs. Algirdas buvo atsinešęs širdelę, o aš gėlytę. Mes aptarsime tas 15 meilės savybių, teigiamą formą, neigiamą formą, ką meilė daro ir ko meilė nedaro. Ir visos tos savybės kaip gėlė žiedlapiukai sudaro vieną meilės tokį gėlę. Žinot, jeigu čia nebūtų pusės tų žiedlapiukų, aš nebūčiau šitos gėlės pirkęs. Jinai nenaudinga, ją išmeta tada. Tai ir meilėje veikia visos dalys kartu sudėjus. Vieniems galbūt viena dalis yra lengvesnė, kitiems sunkesnė, bet mes turime atsižvelgti į visas ir galbūt šiandien vienas iš praktinių pritaikymų mums būtų, žvelgiant į kokia yra meilė, pasirinkti vieną sritį, kurioje jūs norėsit augti ir padaryti pažangos. Gerai, pirma meilės savybė. Grįžtam Korintiečiams 13 skyrius. Labai trumpai, tikrai nebus plačiai. Meilė yra maloni. Maloni. Tai ji nekeršyje. Pirmiausiai, galbūt tas malonumas yra šitoj vietoj reikšmė, originalo kalba, yra susijusi su pykčio atidėjimu kuo toliau. Kantrumu neteisybės akivaizdoje. Nesupykimas čia pat, bet kuo toliau nustumimas pykčio. Siekiant pakęsti ir siekti susitaikyti, siekti galbūt kito žmogaus pasikeitimo meilės keliu. Man visa Izraelio istorija yra kantrumo istorija, Dievo kantrumo istorija. Dievas save netgi išėjimo skyriaus 34 eilutėje, galite nesiversti, tik perskaitysiu. Jis save apreiškė Mozei tokiu vardu, išėjimo 34, 6, 7. Viešpats praėjo pro Mozę ir paskelbė, viešpats Dievas, gailestingas ir maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei tiesos, rodantis gailestingumą tūkstančiams, atleidžiantis nusikaltimus, neteisybės ir nuodėmės, tačiau nepaliekantis kalto nenubausto. Tai va tas bausmės atidėjimas kuo ilgesniam laikui, siekiant susitaikymo. Ir dar mačiau, kad Edeno sode jau Dievo kantrumas reiškėsi. Jisgi žinojo apie Adomą ir Ievą, kad jie suvalgė uždraustą vaisius, bet jis ateina ir jis sako, Adomai, Ieva, kur jūs? Tas toksai neįsiplėskimas, galėjo Dievas, aš žinau, kur jūs slepiatės. Ištaškytos krūmus, kurie ten slėpėsi, apšvies jo šviesa ir sakyt, nusidėliai, šakės jum. Čia šaržuoju šiek tiek, bet jis ieško jų, kad jie patys išlystų, žino, kur jie slepiasi. Tai išlenda, kas nutiko, kodėl jūs slepiatės. Bausmės atidėjimas. Rykštės neišsitraukimas čia pat, bet pokalbis, maloningumas, siekiant per pokalbį, galbūt to žmogaus pasikeitimo. Darimas gero tiems, kurie to nenusipelnė, konkretus veiksmai. Tarp kitko, visi šitie apibūdinimai originalo kalba, jie reiškia veiksmą. Kad meilė nėra tik tais graži teorija, gražus konceptas, gražus noras. Tai yra veiksmai, kurie realiai pasireiškia. Jeigu tai yra maloningumas, aš rodau maloningą meilę, tai tas kitas žmogus, kuris tą meilę priima, jis tą jaučia. Jis tą patiria kaip maloningą meilę. Ne tik aš pamaščiau, norėčiau dabar su juo maloningai pasielgti, bet tai yra realus, konkretus veiksmas toje situacijoje, kuri parodo tą maloningumą ir tas žmogus tai išgyvena.
Jis tą jaučia, jis tą patiria, jis tą atpažįsta. Jo, ir tai yra pasirinkimas verčiau rodyti tą malonę, netgi gero ir naudingumo, kažko naudingo darimas tam, kuris to nenusipelnė ir man padarė blogą. Va čia yra malonė pačioje ryškiausioje jos formoje. Kantrumas, atleidimas, bausmės atidėjimas, pykčio atmetimas kuo toliau ir konkretaus naudingo darimas, ypatingai tiems, kurie mums yra nenaudingi. Oi, bet aš čia palaukit, aš peršokau čia į maloningą, į savo žiūriu, iš tikrųjų prasideda meilė kantri, o aš pradėjau nuo maloningumo. Atsiprašau. Iš tikrųjų, tai va tas pykčio atidėjimas yra kantrumas. Okay? Čia yra kantrumas. Aš čia skaičiau, o tada peršokau ir galvoju, kažkaip čia nesueina. Atrodo, kad antra buvo malonė. Tai va tas kantrumas yra pykčio atidėjimas, siekimas susitaikyti, nekerštingumas, atleidimas. Ir malonė tada jau duoti, ne tik susilaikyti nuo bausmės, bet ir duoti kažką naudingo gero. Ir iš tikrųjų, va, jeigu mes prisiminsim, ką reiškia teisingumas, gailestingumas ir malonė, tai labai gerai paaiškina. Teisingumas yra, kad duodi žmogui tai, ko jis nusipelnė. Nubaudį jį čia pat už jo nuodėmę. Gailestingumas yra, kada tu susilaikai ir nenubaudį jo. Tu neduodi jam tai, ko jis nusipelnė. O malonė yra duoti žmogui tai, ko jis nenusipelnė. Tai vad kantrumas yra susijęs su gailestingumu, aš susilaikau nuo bausmės, atidedu pyktį, siekiu pasikalbėti, bet maloningumas yra, net jeigu jis nenorėjo kalbėtis ir nepripažino savo kaltės, aš siekiu jam padaryti kažką naudingo, kažką malonaus. Ir aišku, ta malonė yra Kristuje labiausiai matoma, kada jis mūsų ne tik nesunaikino už mūsų nuodėmės, bet jis sako, kas jį priėmė, tas turi galę tapti Dievo vaikais, mes susodinti prie jo stalo, mes jo šeimos nariai. Mes ne tik kaip atleisti nuo nuodėmių, kur ten kažkur gyvenk, gerai, pasigailėsiu, bet priimtas, įskiepytas į šeimą. Mes matom tą prieš jo nukryžiavimą ar nemaloningumą, aš jau apie antrą kalbu, ne kantrumą, apie maloningumą. Kad tai apaštalai turėjo Jėzų guosti prieš nukryžiavimą, bet jie visiškai nesuprato, jie buvo nejautrus, jie ginčijosi, kas yra didesnis ir taip toliau, netvarka buvo prie to stalo, bet Jėzus, nepaisydamas to, jis juos guodžia, sako, jūsų širdis dabar mirtinai nuliūdusios, bet neliūdėkit, jisai duoda tą malonę. Petro atstatymas po visko, ar ne, kaip mes elgtumėmės tokiu žmogum, kuris mums pavedė. Petriukai, sakiau, kad tai bus, neklausėjai manęs. Jėzus absoliučiai priešingai elgėsi, jis siekė to su atstatymo, neprimindamas kalties, teikia malonę ir paveda Petrui toliau tarnauti, duoda didelę atsakomybę. Trečias žiedlapiukas. Meilė nepavydi. Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi. Vėlgi, Jokūbas apie pavydą rašo, kad tai yra demoniškas dalykas. Jeigu tarp jūsų įvairūs susiskaldimai ir pavydas, nesigirkite ir nemeluokite tiesai, tai nėra išmintis nužengusi iš aukštybių, bet žemiška, sielinė ir demoniška. Jeigu yra pavydas kažkur mano širdį, tai yra demoniškas dalykas netgi. Jokūbas taip tapatina. Ir iš esmės, tai yra noras turėti, ką turi kitas. Arba tai yra noras sunaikinti, ką gero turi kitas. Jeigu aš neturiu, tai aš norėčiau, kad ir jis neturėtų. Tapimas priešišku tam, kuris galbūt toje srityje, kur tu laikai save ypatingų kažkokiu tai. O kitas toje srityje yra gerokai tave pranokstantis. Ir tu pavydi. Kainas pavydėjo Abelį ir jį nužudė, nes Dievas pažvelgė į jo auką, o į Kainą nepažvelgė. Mes matom tą pirmą pavydo demonišką pasireiškimą, kuris baigėsi žmogžudystė. Bet meilė atvirkščiai, mes turim mąstyti apie tą atvirkštinį. Meilė nepavydi, jinai džiaugiasi kito iškelimu. Jinai švenčia tai, kad kitas yra geresnis už mane. Kaip faina. Kad jis yra šitoj srity, kur aš galvojau, kad aš sustipriausias, jis yra 5 kart stipresnis už mane. Ir jinai džiaugiasi. Aš turėjau daug problemų su pavydu. Ir turbūt turiu. Tai man čia netgi šypsina kelia, kad tai atrodo taip protų nesuvokiama, kaip taip džiaugtis. Bet Kristus mus tam kviečia ir Kristus taip džiaugiasi, kai mums sekasi. Jonas sakė, čia tas kažkoks vaikšto, ne prie mūsų klano, išvarinėja demonus. Einam jį sudrausti. Jėzus sako, ne, kas ne prieš mus, tas už mus, kas nebarsto, tas nerenka, tas barsto ir atvirkščiai. Kažkaip taip. Tegu jis eina. Viskas su juo yra gerai.
Jis yra mūsiškis. Tai meilė nepavydi. 4 savybė. Meilė nesigiria. Girimasis tai bandymas iškelti save, parodyti save tokiu kito geresniu negu esu, žodžiu. Ir viską darau, kad parodyčiau save geresniu nei esu. Arba geresniu už kitus. Susitelkimas į save, ar nedominuoja. Ir nori pažeminti kitą, kad visada atrodytų vienu žingsniu toliau už kitą. Be abejo, atvirkščiai, tikroji, meilė nesigiria, giriasi. Čia mes kalbėjom, ką reiškia girtis. O meilė nesigiria, jinai giria kitą, jinai giria Dievą. Paulius irgi nesigiria. Jisai 2 Korintiečiam laiške, jisai gina savo apaštališką autoritetą. Ir rašto tyrinėtojai vienbalsiai sutarė, kad ten ta vieta, kur Paulius kalba, aš pažįstu žmogų, kuris buvo paimtas į dangų pas Dievą. Ir girdėjo, matė, vaizdus balsus, garsus, kurių net neįmanoma pertikti. Sako, aš pažįstu tokį žmogų, bet jis kalba apie save iš tikrųjų ten. Bet jis slepia tai. Nežinau, kaip jie tą iškapstė, bet kur aš bežiūrėčiau, ko aš beklausyčiau, kas tame dalyke seniai, jie mato, kad tai iš tikrųjų Paulius apie save kalbėjo, bet paslėpta forma. Ir sako, aš mieliau girsiuosi savo silpnumais, tuo kaip man buvo sunku, nes tose silpnumuose aš galiu paliudyti Dievo jėgą, aš galiu pagirti Dievą. Tai meilė nesigiria, meilė giria Dievą, meilė giria kitą. Ir iš esmės, lyginant pavydą ir girimąsi, galima sakyti, kad pavydas, jisai trokšta to, ko turi kitas, o girimas jis nori padaryti, kad kitas trokštų tai, ką turiu aš. 5 savybė. Meilė neišpuiksta. Meilė neišpuiksta. Ir ta žodis originalo kalboje yra toks išsipūtęs, kaip balionas. Ar ten koks pritvinkęs, sušvinkęs pomidoras. Pučiasi, kamštelį, kai rūksta, nepūčiasi. Irgi vėlgi, rūpinasi tik savim, išdidus, labai aklas savo nuodėmėm, savo netinkamumui, bet labai gerai pamato tos krislelius. Savo rasto nemato, krislelį brolio akį mato. Ir, vėlgi, išdidumas yra ta visų blogybių motina, visų nuodėmių šaknis. Kada tu laikai save geresnių už kitą, laikai save geresnių už Dievą. Ir išdidumas negali mylėti. Vaizdiškai galima įsivaizduoti, kad tai yra valdovas, karalius, kuris nori, kad jam priklauso, kad visi jam tarnautų, parkritę jį garbintų. Ir nieko vertas tarnas, kuris negali net akių pakelti nuo žemės, nes jam yra uždrausta. Tame kontekste tai būdavo. Sako, netgi patarlėse yra tokie, kad, man atrodo, lyg patarlėse, kad kaip tarnaitė žiūri į savo šeimininkės ranką. Ir absoliučiai kitas kontekstas, mes nesuvokiam to. Estera negalėjo įeiti pas karalių. Pusę metų, ar ne, jos neįleido. Ir sako, jeigu aš įeisiu ir jis man skeptaro neiškels, mane jau nužudys, žmoną savo. Tai yra absoliučiai visai kiti momentai, kurių mes net nesuvokiam vakarietiškoj kultūroje, bet tai vat, tas nuolankus tarnas buvo Jėzus, kuris tos paskutinės vakarienės metu jisai plovė mokiniam kojas, kurie ten ginčiojasi viens kitam ir tikrai neplautų viens kitam kojų, o jis susijęsi ir plauna jiem kojas. Tai va tas pats žemiausias tarnas, tais laikais darydavo tą darbą. Ir visos visatos karalius nužengė iš dangaus ir jis yra nuolankus. Tai išdidumo priešingybė yra nuolankumas. Tarnas. Kaip man padėjo įsiminti, aš dažnai maišydavausi nuolankumas ir romumas. Kaip čia dabar atskirti tai? Tai nuolankumas yra tarnas, kuris visi švenčia, o jis dirba, plauna. Jį pašaukia, jis atbėga, viską daro. Vat jis tas, kuris ateina iš lauko, nepailsi pirmą, nusiprausia, o dar turi šeimininkui paruošti valgyti, jį apiprausti. Ir jau, kai šeimininkas eina miegot, jis 10 vakaro tik tai sėda valgyti ir savęs apiplauti. Tai va čia yra tas, tai ko Dievas nori ir taip, ką Kristus įkūnijo savo pavyzdžiu. Ir vėlgi, Filipiečiams 2:3-4, dabar gal jau nebeskaitysim, bet galit pasižiūrėti, kad ten sako Paulius, ieškokit, nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Ir žiūrėkite ne savo naudos, bet kitų. Ir būkite, kaip Kristus, kuris paliko viską ir tapo esybė tarnu, panašus į žmonės ir nusižemino iki mirties. Ir va čia yra tas momentas irgi, turim vėl grįžti priminti savo, kad meilė, jinai daro kažką konkretaus, kad tai nėra graži koncepcija, kad va aš dabar nuolankus, aš jaučiuosi dabar nuolankus. Tai čia ne apie tą jausmą ir aš norėčiau būti nuolankus dabar, ten savo žmonai, savo vaikams, savo broliui, kuris mane įskaudino. Ką tu turi praktiškai padaryti nuolankume šitoj situacijai, su šito konkrečiu žmogum, šitose aplinkybėse, kad tai būtų praktiškai parodytas nuolankumas.
Ir ne tas toks, gerai, išplausiu iš tau tas kojas. Bet tas jausmas, turi eiti ir jausmas. Vat šventojo dvasia, tikiu, jinai galina, kad tu pasirenki, nusižeminti ir daryti kažką kitam gero. Ir čia yra viso gyvenimo mokykla, ne, bet mes norim taip eiti, mes norim link to eiti, mes norim taip gyventi. Tai kažko konkretaus darimas. Gerai, kelintačiau savybė, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nesielgia nepadoriai. Čia labai trumpai, nepadorus elgesys, netvarkingas elgesys, visi bando lipti vienas kitam ant galvos ir iš tikrųjų nuo šito laiško kontekste tai pasireiškia Korinto bažnyčioje, kad netgi paskutinės vakarienės metu, duonos laužymo metu, kada jie susirenka kartu ir Paulius sako, susirenkat jūs ir pradedat kažkaip paskubom valgyti, nesulaukia tų, kurie vėliau ateina, vienas persivalgo, kitas nusigeria. Buvo tikras vynas ir kažkas nusigerdavo, kažkokia keista atmosfera. Akivaizdu turbūt, kad tai nebuvo tokia pati forma kaip mūsų laikais, ar ne, mes čia turim tas duonas, pranešam. Tai turbūt buvo toks valgymo, visas tas pietavimas, vakarieniavimas kartu ir tame kontekste įvyko kažkaip duonos laužimas kaip ir paskutinės vakarienės metu. Tai buvo realios vakarienės metu. Visi valgė ir Jėzus tada tą duoną laužė ir tą vyno taurę siuntė. Tai va šitam kontekste, kada maisto daugiau, vyno daugiau, tai jie nusigerdavo, chaosas, netvarka. Tai buvo. Arba pamaldų metu vienas pranašauja, aiškina Dievo žodį, kitas atsistoja, pradeda. Dabar aš kalbėsiu. Atbėga, Andrius, sako, Vlad, nusišneki, dabar turiu žodį iš Dievo. Nustumė mane. Trečias toks, o dar kitas pradeda ten kitom kalbom melstis. Arba grupė tokia, 3, Dievas jiems apreiškė, dabar melsimės kitom kalbom. Ir chaosas, irgi, aš nežinau, kokiam lygmenį tai buvo, bet tai buvo, ar ne? Tai va čia yra tas meilė, nesielgia nepadoriai. Ir tada Paulius jau 14 skyriui jisai adresuoja tą tvarką. Sako, tai kaip bus gyvi? Kaip bus? 1 Korintiečiam 14 skyrius. Tebūnė viskas daroma tvarkingai ir padoriai, 40 eilutė. Ir jis ten sako tvarką, kaip turėtų būti pranašaujama. Jeigu kas kalba kitom kalbom, te kalba vienas, tada būna aiškinimas, jeigu nėra aiškinimo, tai jeigu nekalba. Tai jis įneša tą padorę, tvarkingą meilę pačioje bendruomenėje ir pamaldų metu. 7. Meilė neieško savo naudos. Tai trumpai. Meilė visada atsisako savęs, abejingumas savo poreikiam, lyginant su kito poreikiais ir reikmėm. Meilė veikia dėl kito, jinai stato kitą, ugdo kitą pirmiau nei save. Neieško pagerbimo, aplodismentų, įvertinimo, apdovanojimo. Neieško įrodinėti savo teises. Yra vieta teisių įrodinėjimui turbūt valstybės mastu arba visuomeninio gyvenimo mastu. Bet tas dantis už dantį, tai yra Dievo reglamentas visuomenėje valdyti procesus, blogį suvaldyti, kad būtų bausmė, kad nusikaltėliai bijotų bausmės. Bet tas dantis už dantį jis negalioja asmeniniuose santykiuose, ypatingai tarp brolių. Kada mane nuskriaudė, mano mašiną įbrėžė ir neatmokėjo, mano daiktą paėmė, sugadino, mane apkalbėjo, neatsižvelgė į mano lūkesčius ir mano poreikius, atėjau, neišpildė mano lūkesčių, iš viso manęs nepastebėjo, neįvertino, kaip čia. Va čia yra tas toksai, neieškot savo naudos. Priimti tai, atleisti asmeninėme santykyje. Kristus to tikisi iš mūsų ir tokia yra jo valia. 6, 7, tikriausiai 8 jau nepasiduoda piktumui. Tai va čia yra staigus pykčio protrūkis. Kad meilė susivaldo, jinai nepratrūksta, jinai nesprogsta. Tai vėlgi sulyginant yra toks analogas kaip šventas pyktis, mes matom, Paulius netvėrė pykčių Atėnuose, žiūrėdamas į tuos stabus. Jėzus netvėrė pykčių ir 2 kartus netgi išvalė šventyklą savo tarnystės pradžioj, tarnystės pabaigoj. Išvarė tos prekeivius su botagu. Tai yra šventas pyktis, kada įžeidinėjimas Dievo asmuo ir bažnyčiai, tarkim, Paulius, aš manau, turėjo šiokio tokio gal net ir pykčio, tokio švento pykčio, tvarkant nuodėmės dalykus, bet čia kalbama vėlgi apie, kaip prieš mane nusižengėme, ar aš įsiplėskiu, ar aš sprogstu, tai meilė nepasiduoda piktumui. Toliau einam, meilė nemasto piktai, arba, man atrodo, kitam vertime parašyta, meilė pamiršta, kas buvo bloga. Angliškai, kaip pas tai angliškai parašyta? Biblija angliška?
Doesn't keep record of wrong. Irgi labai gerai skamba, kas angliškai supranta. Doesn't keep the record of wrong. Nesurašinėja visko į savo lentelę. Tada nusikaltai, atsimenu viską. Tai meilė nešioja nuoskaudų, neveda apskaitos dėl padarytų prieš mane nusikaltimų. Vėlgi, Jeremijo 31-34 Dievas daro su savo tauta tą naują sandorą ir sako, aš atleisiu jų kaltes ir jų nuodėmių daugiau nebeprisiminsiu. Ir Romiečiam 4 skyriui 6-8 eilutėje Paulius irgi kalba apie tai, kad Dovydą cituoja, kad palaimintas žmogus, kurių nuodėmės atleistos, kuriam viešpats nuodėmės neįskaito. Ir tas palaimintas tai yra laimingas žmogus. Ir iš tikrųjų, kas padaro mus laimingus santykėje su Dievu, kas įneša mus tos gyvybės krikščioniškame gyvenime, tai yra, kai mes suvokiam, kad Dievas iš tikrųjų pamiršo mūsų nuodėmės, jis iš tikrųjų mums iki galo atleido, jis niekada mums jų neprimena. Ar yra Dievas, kada jums priminės jūsų nusikaltimus? Velnias primena tos nusikaltimus. Kiti žmonės gali priminti tos nusikaltimus, bet Dievas niekada, šventoji dvasia niekada. Ir tai suteikia laimę, kada tu iš tikrųjų giliai šventosios dvasios veikimus suvoki, kad tau iš tiesų yra atleista. Ir tau duodamas naujas šansas, absoliučiai naujas. Byla panaikinta, viskas. Jokių baudos taškų, kortelių, lipdukų rinkimo. Naujas startas, tavo malonė atsinaujina kas rytą. Ir tu tai žinai, tu tai išgyveni. Tai tau suteikia laimės, tai tau suteikia gyvybės, tai tau suteikia energijos, keistis, daryti vis daugiau pažangos. Taigi meilė nemąsto piktai, jinai pamiršta, kas buvo bloga. Nekartoja tų praeities nuodėmių, kaip ta plokštelė, kur vis sukasi ir sukasi ir sukasi. Ir aš manau, kad mes visi turim tų plokštelių, kurios sukasi. Ne? Bet su šventąja dvasia mes galim tas sukimas įstabdyti ir prislopinti tą garsą. Meilė nesidžiaugia neteisybė. Jinai... tai čia tiesiog yra, kad... Pavyzdžiui, kaip paskui šitas sūnaus palaidūno istorijoje, vyresnysis sūnus nesidžiaugia. Visi džiaugiasi, tėvas džiaugiasi, visas kaimas džiaugiasi, bet vyresnysis sūnus nesidžiaugia, jis neina namo. Jis nesidžiaugia to, kas gera, to, kas teisinga. Džiaugsmas neteisybė pasireiškia apkalbomis, kada mes džiaugiamės, kad kitam, labai jis toks jau doras, mes iškisėjom tas apkalbas aplinkui. Tai... meilė nesidžiaugia blogų bendrai ir netiesa. Meilė ir atvirkščiai toliau einam. Meilė džiaugiasi tiesa. Meilė kalba tiesą. Meilė nemeluoja. Ir džiaugiasi tuo, kas gera. Kaip tas tėvas, kuris džiaugiasi sūnaus palaidūno grįžimu. Toliau, meilė visą pakenčia. Labai įdomus žodis, nes čia jau kelinta eilutė, prasideda nauja eilutė, visą pakenčia, visą tiki, visko vilėsi ir visą ištveria, 7 eilutė, 1 Korintiečiam 13:7. Ir kai kuriuose komentaruose, kaip skaitau, tai pakenčia yra labai panaši reikšmė, kaip ir ištveria eilutės pabaigoje. Visą pakenčia ir gale visą ištveria. Tai liktais, jeigu žmogus, kurį aš myliu, jis man yra priešiškas, aš tai ištversiu tiek, kiek reikės iki gyvenimo galo. Ir vis tiek jam darysiu kažką naudingo ir gero, iš mylinčio širdies. Tai galima, kai kurie komentatoriai va čia iš tikrųjų komentuoja lygiai taip pat, visą pakenčia ir visą ištveria. Bet yra dar kita reikšmė šito visą pakenčia. Tai ir ta reikšmė, jinai siekia pridengti tyla. Saugo. Nenuodėmė pridengti tyla, ta prasme, kad kažkas pavogė iš valstybės milijoną, ar ne, tai aš žinau tai, bet aš tyliu, pridengiu meilėje. Ne, čia ne tas atvejis. Čia labiau, kai man nusižengiama ir aš žinau apie to žmogaus nuodėmę ir aš einu visiems pasakoju, koks jis yra. Nežinau, apšaukė tave Styvas. Sustikot ir apšaukė. Oi, tas Styvas. Ir eini visiems pasakoju. Apšaukė mane, koks blogas pastorius. Nesusivaldo, meilės nerodo. Negalim sekti. Ir eini visiems pasakoju. Tai meilė jinai pridengia, jinai saugo. Jeigu kažkas nusidėjo prieš tave, Mato 18, Jėzus nubrėžia aiškias gairias, kaip su to tvarkytis. Paulius 1 Korintiečių 5 skyriui irgi sako, eiti tom gairiam bažnyčios drausmės. Jeigu kas prieš tave nusidėjo, eik pas jį, kalbėk, jeigu jis atsiprašo, pamirštam, uždengiam. Jeigu ir neatsiprašo, tarp tavęs ir jo uždengiam. Neskleidžiam apkalbų, pridengiam. Meilė uždengia gausybę nuodėmių. 1 Petro 4:8, man atrodo. Nepasakoja visiems kitų silpnumų. Meilė visą tiki. Tai nėra ciniška, nėra kritiška, jinai pasitikė,
kitų žmogumi, net jeigu jis anksčiau yra tave nuvylęs. Čia labai sunku iš tikrųjų, ar ne? Jeigu kažkas tave prieš tai apgavo ir vėl patikėti jam kažką. Bet broliškose santykiuose, bažnyčios kontekste Dievas tikisi, kad mes pasitikėsime vienas kitu. Čia veikia ir atleidimas, ir tas negrojimas tos plokštelės, kuri vis, jis vieną kartą mane apgavo. Tai dabar Dievas tikisi savo išmintyje, nubrėžiam gairės, kad mes turėtume pasitikėti kitų brolių, net jeigu jis mane prieš tai apgavo ten pat. Ir iš esmės Kristus tai pasitikėjo visais savo apaštalais. Tarp kitko, tas ginčas apaštalų, kur jie ginčiasi, kas iš mūsų didesnis, jis bent porą kartų yra įvykęs skirtingose etapuose Kristaus tarnystės. Tai reiškia, kad jis vieną kartą juos pamokė, bet jie neišgirdo ir paskutinės vakarienės metu vėl apie tą patį ginčijosi, kas iš jų yra didesnis. Bet jis vis tiek jais tiki. Jis vis tiek jais pasitikė, jis vis tiek jam paveda statyti bažnyčią. Mes turėtume tą tokį pasitikėjimą vienas kitam išreikšti, atleidime ir meilėje. Visa vilėsi, tai vėlgi vilėsi geriausių žmoguje, ką Dievas gali padaryti. Ir ta viltis yra, 1 Korintiečiam 1 skyriui, Paulius atidaro laišką su ta viltim. Ištikimas yra Dievas, 9 eilutė, kuris jūs pašaukė į savo sūnaus karalystę. 8 eilutė, jis jūs sutvirtins iki galo, kad būtumėte nekalti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus dieną. Ta viltis iš tikrųjų neskatina Paulių rašyti šitą laišką. Jis vilėsi, kad jie paaugs, jie įveiks tas nuodėmės, tvarka ateis. Net jeigu jinai neateis iš tikrųjų. Vis tiek tu turėjai, kad ta viltis sako, nežinau, čia yra toks posakis, viltis miršta paskutinė? Yra, ar ne? Tai arba aš viliuosi, kad Dievas atliks savo darbą tavyje iki savo mirties, arba aš viliuosi iki paskutinio ten likusio žmogaus. Gal visą tą Korinto bažnyčią išsivaikščiojo dar Pauliaus dienomis gyvenimo ir jos neliko, nors žinom iš istorinių šaltinių, kad jinai dar buvo. Dar ir Pauliui iškeliavus, nes bažnyčios tėvai vėliau rašė irgi Korinto bažnyčiai laiškus. Girdėjau tokį faktą. Bet tarkim, Pauliaus metu jinai skyla, kiti mokytojai ją pasigvelbė, bet Paulius vis tiek iki galo vilės, tai kad Dievas atliks savo darbą. Jei ne visose, tai bent viename paskutinėme, tame skenduolyje, jį bent išgelbėt. Tai ta viltis iki galo. Ir visą pakenčia. Vėlgi, čia yra tas priešiškumas, kada aš myliu, čia yra karinis ištvermingumas, kada karys stovi iki galo. Nepasiduoda iki galo, iki mirties. Tai jinai visą pakenčia ir eina iki galo. Darydama gerą, vėlgi grįžkim prie to, trečią kartą akcentuosiu ir savo, ir jum, kad meilė veikia pasireiškia praktiškais veiksmais. Tas pakentimas turėtų kažkaip pasireikšti taip, kad tas žmogus jaustų, kad tu jį pakenti. Gal jis to net pažins iš karto, bet jis turėtų kažkaip tai jį paveikti, kažkokiu praktiniu veiksmu, tai tame reikia daug išminties ir aš tikiu, kad šventoji dvasia su kiekvienu iš mūsų asmeniškai dirba, jeigu mes ieškome jos vedimo, kad parodytų, kur man tą pakentimą, kaip praktiškai aš galiu parodyti. Gerai, praktinis pritaikymas. Aš jau taip labai ilgai šiandien dalinuosiu žodžiu, nes tikėjau, kad taip ilgai, atsiprašau, bet viskas jau. Pritaikymas, tai viena vertus norisi matyti tą meilės prioritetą virš visko ir Paulius užbaigė 13 skyrių tuo, kad meilė jinai pasilieka per amžius, kad paliaus dvasinės dovanos, paliaus tarnavimai, paliaus bažnyčia, tokia, kokią mes ją matom, kai ateis Kristus, kai ateis dangaus karalystė. Ir net tikėjimas ir viltis paliaus. Nes tikėjimas, jisai reiškia tuo, kad aš tikiu tuo, ko nematau. Reiškia, aš gyvenu tikėjimu, kad Dievas yra, kad jis išvykdė savo pažadus, kad jis tikrai man atleido. Ir viltis, kad jis sugrįš. Aš dar nematau to, bet aš viliuosi. Bet kai jis ateis, mums nebereikės tikėjimo, mes jį matysime veidas į veidą. Ir vilties nebereiks, nes mes būsim danguje, Kristus bus grįžęs, bet meilė išliks per amžius, nes Dievas yra meilė. Ir per amžius mes mylėsime jį, patysime jo meilę ir duosime tą meilę vienas kitam. Tai meilės prioritetas. Paulius kviečia ją ir 14 skyriaus 1 eilutė, siekite meilės. Tai yra prakilnesnis kelias. Ir iš tikrųjų taip lengva, jeigu prisipažint, aš ir savo gyvenime tą matau, taip lengva rūpintis kitais dalykais, o ne susitelkti tai, kas sunkiausia. Čia yra sunkiausias darbas su savim, su savo širdim. Jėzus sako fariziejam, jūs duoda 10 iš rūtų, mėtų, o apleidžiate gailestingumą ir Dievo meilę, teisingumą ir Dievo meilę. Ir gali įsisukti į tą tarnavimą, būti užsiėmęs į darbus, į pamokslo ruošimą. Bet iš tikrųjų Dievas nori, kad pirmiausia meilės sritis tvarkytum. Tas yra svarbu, viskas yra svarbu, bet pirmiausia, sugrįžk ir tvarkykis širdį, kad meilė ten augtų ir būtų. Jo, privalom teikti meilį pirmenybę ir kaip bažnyčia, ir kaip galvom apie tą ateinantį mūsų narių susirinkimą. Kiekvienas iš mūsų turim meilį teikti pirmenybę.
turim studijuoti meilę. Vėlgi, aš kažkiek pateikiau tų apibrėžimų, pusę jų net neatsiminsite, jeigu ne visko, gal tik vieną kažkokį sakinį. Grįžkim namo, skaitykim knygas, nagrinėkim patys. Malda. Paulius sako, kad Dievas moko mylėti tesalonikiečius. Tai vėlgi, jis meldžiasi už filipiečius, aš prašau, kad jūs būtumėte filipiečiam 1:9 ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė augtų ir augtų. Aiškiai, mes turime melsti to. Tai Dievas augina mumise atsakydamas į mūsų maldas. Nes iš tikrųjų tokiai meiliai reikia Dievo pagalbos. Kai aš skaitau šitą ir tikiu, kad kai jūs giliai įsidedate tuos žodžius apie meilį į širdį, jūs matote tai kaip didžiulį iššūkį, kurį savo jėgom negali pasiekti. Iš tikrųjų, mes natūraliai kaip žmonės, mes viską darom priešingai. Mes esame nekantrus, nemalonus, mes pavydim, susierzinam, viską kaltes nešiojam, nepakenčiam, neištveriam, nesitikim, nesiviliam. Viską mes darom priešingai, kaip žmogus, iš prigimties. Ir tam reikia tokio Dievo antgamtinio įsikišimo ir stebuklo. Ir čia ateina ta malda. Matthew Henry gražiai jau tokia suradau mintį, labai man įstrigo, kad meilė yra Dievo malonės dovana. Ir malonės dovana, jis turi tave išmokinti, jis turi tau įskiepyti tai, kas tavyje nėra natūralu. Ir vėlgi tas ateina iš asmeninės tokios draugystės ir santykių puoselėjimo su Kristumi, nes vėlgi skaitant Jono 6, man 39-40 vėl atėjo ta tokia, pastebėjau, įstrigo, kad Jėzus sako, jūs tyrinėjate raštus, nes norite juose atrasti Dievą, bet sako, raštai apie mane kalba, pas mane neateinat, manęs nemylit. Ir mes dažnai klausom pamokslo apie Dievą, skaitom Bibliją apie Dievą, bet prie Kristaus neateinam. Vat jis yra tas, kur visas tas meilės savybės turi ir mums duoda, ir mums rodo jas kasdieną praktiškai. Kaip tą širdį kasdienį maldoj leisti jai susivilgyti tom Kristaus meilės versmėm ir būti perkeistam. Ir tai reikalauja tokio sąmoningo apsisprendimo, aš ieškosiu meilės maldoj. Nes Paulius sako, aš gyvenu, bet ne aš, o gyvena mane Kristus, kuris pamilo mane. Tas išgyvenimas turi būti gyvas, kad Dievas tikrai mane myli. Tai siekiant meilės, teikiant ją prioritetą, mes turim teikti prioritetą Kristui, kad tame santykyje mes patirtume jo meilę, atsinaujintume ją kasdieną. Ir pati pabaiga, konkretūs veiksmai, 4 kartą. Meilė prasideda nuo manęs. Pavyzdžiui, mes turėsim susitikimą nariu, ne? Spręs problemą. Kodėl čia žmonės išeina iš bažnyčios? Tai tas susitikimas pats iš savęs, kažkoks nutartis, kažkoks tai planas, kažkokie veiksmai. Iš esmės tai nepakeis, tai leis mums išgirsti vienas kitą, suprasti vienas kitą geriau, bet tam, kad meilė atsirastų tarp mūsų, būtų tikra, gyva, reikės pradėti nuo savęs, asmeniškai. Ne kitam sudaryti planą, ką jis turi padaryti, ne bažnyčiai kaip grupiai, kur mes kolektyviai viską darom kartu, bet aš. Yra išėję žmonės, kaip aš juos reaguoju ir kaip jiem praktiškai parodau meilę, jeigu galiu tą padaryti. Įsiskaudinau ant kažko bažnyčiai, nešioju nuoskaudą, kaip aš galiu tam žmogui parodyti meilę, nes va čia ir prasideda gyvenimas. Ir jeigu mes iš tos ieškot pirmenybės meilės šitose srityse traukiamės, tai mes liekam tas skambantis varis. Čia yra pasirinkimas. Arba mes liekam kaip bažnyčia tokie, susiskaldę, negyvi, barškam kažką, tarškam. Arba mes nuo savęs pradedant, darom konkrečius žingsnius, nesvarbu, ką kitas daro. Meilė, agapės, jinai duoda, o ne ieško, kad aš kol duodu, tai dar ir tikiuosi, kad dar 5 žmonės man atgal duos kažką už tą vieną mano žygdarbį. Absoliučiai. Tai visiškai kitoks mąstymas. Tai asmeniškai, ką darau šitoje konkrečioje situacijoje, šitam konkrečiam žmogui, kad parodyti jam kantrumą, malonumą, gerumą ir visas tas meilės savybės, ar ne? Ir meilė yra įmanoma. Jeigu Dievas liepia, tai yra įmanoma. Filipiečiam 4:2, paskutinis, sako, raginu Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos minties viešpatyje. Kodėl Paulius ragina? Nesimanoma. Nesimanoma. Tai turėkim tą viltį ir ženkim mažą žingsnelį. Ant ten rudo staliuko, agapės studentai padarė tokią 1 Korintiečiams 3:4-8. Galite pasimti, keletą kortelių išdėliojau. Galėsite ir agapės studentus prisiminti, pasimelst ir gal išmokti atmintinai, į Bibliją įsidėti. Fainas toksai skirtukas. Gerai, ir dar pabaigai, nebūčiau aš, jeigu improvizacijos nesuteikčiau, pamačiau, kad Gabrielė yra pas mumis. O tu Gabrielė su gitara, ne? Jo, Andrius pajungs. Mano vertinimu, Gabrielė yra pats geriausias krikščionių muzikos kūrėjas Lietuvoje. Belė kaip gerai, kas jos nepažįstat, susiraskit. Gabrielė, geriausias muzikantas Lietuvoje ir pamiršau tavo pavardę.
Gvazdikaitė. Gabrielė Gvazdikaitė. Viskas, einam visi į YouTube. Gabrielė Gvazdikaitė. Jinai krūvas albumų jau išleidus. Viską nusiperkam, viską klausom, remiam. Jinai pagėdos mums giesmę savo kūrybos apie meilę. Nes jinai turi labai daug gerų giesmių. Tai trumpai, ačiū Dieve už šį laiką, ačiū už tavo žodį, ačiū už kantrybę žmonių. Buvo sunku gal klausyti ir ilgai išsitęsė, bet prašom, kad kažkas pasiliktų, kad tavo dvasia tai įskiepytų į mus, keistų mūsų bendruomenę, padėtų mums atsižadėti save, savo teisių, savo teisumo, pasirinkti tarno širdį, tarno gyvenimą, padaryti kažką naudingo kitam su džiugia širdim. Mokyk mus atleidimo, mokyk mus paleisti nuoskaudas, mokyk mus neapkalbinėti, mokyk mus nuslėpti kito nuodėmę padarytą prieš mane asmeniškai. Mokyk mus kalbėtis apie sunkius dalykus, branginti tiesą, nesidžiaugti neteisybę, va, kaip ir Jonė, išdalindamas į poreikių, jinai verkė dėl tų tavęs nepažįstančių žmonių. Tai mes visi turėtume tą tokį skaudulį, kai žmogus nusideda, kai žmogus nesirenka sekti tavimi, daug mums tų gilių, tokio liūdesio, noro padėti, noro išgelbėti, noro patarnauti. Tai bus ilgas kelias, mes tai suprantam Dieve, bet padėk mums žengti tos žingsnius ir matyti tame pirmenybę, pirmumo, visą pranokstančią prasme, siekti meilės. Amen. Girtis kažkas. Tai labai ačiū už galimybę. Jeigu kalbėčiau žmonių ar angelų kalbomis, bet neturėčiau aš meilės, būčiau lyg žvangantis varis ar skambantis cimbolas. Jei neturėčiau aš meilės, jeigu pažinčiau pasaulį ir paslaptis visas, jei pranašauti gebėčiau, jei taip tikėčiau, kad kalnus perkelti galėčiau, bet neturėčiau meilės, būčiau niekas. Ir jei išdalinčiau aš vargšams visą, ką turiu. Ir jei
pažinti.